Kaškėnai. Štai jau eilinį kartą susirinksime į mūsų miesto gimtadienį. Kiekvieni metai, kiekviena proga turi savo šventės įvardinimą. Šiemet mes švęsime 130 metų nuo Rudolfo Lymano muzikos mokyklos įkūrimo, taip pat 90 metų nuo mūsų Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos įkūrimo. Taigi, kaip visada, mes turim progų. Mūsų miestas yra mūsų Panevėžio apskrities tarpe ir pramonėje, ir kultūroje, ir žmonių atžvilgių. Esam tikrai ne paskutiniai, manau, vieni prie pirmųjų. Džiaukimės mes savo miestu, džiaukimės savo rajonu, savo pramonę. Ir būkime šventėje visi kartu, drauge, pasidžiaukim vieni kitais. Tiek daug šaunių žmonių. Taigi, šiandien penktadienį bus renginiai prie bibliotekos, o ryt šeštadienį bus tarybos posėdis iškilmingas, kuriame apdovanosime nusipelniusius mūsų krašto žmonės. Po to atidarysime Kliaugos parodą muziejuje. Taip pat įvyks Dūdų fiesta, kiti šventiniai renginiai. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti. Manau, kad mums ir gamta padės, bent jau šiai dienai prognozės rodo, kad lietaus nebus. Taigi, kaip sako, kainavo, bet padarėm, kad lietaus nebūtų. O sekmadienį bus Švento Mato atlaidai, kaip visada tradiciškai. Dalyvaus mūsų naujasis vyskupas Jo Ekscelencija Virbalas. Atidengsime skulptūrą Rudolfui Lymanui, kuris kaip tik tai mūsų bažnyčioje, mūsų krašte pradėjo savo pamokas ir paliko tokį didelį palikimą, kad iki šios dienos dar vyksta muzikos mokyklose mokslai, ruošiami muzikantai. Taip pat atvažiuos Čekijos ambasadorius kartu padalyvaus. Kviečiu visus su gera nuotaika dalyvauti mūsų šventėje. Pasidžiaukim visi kartu ir visiems linkėčiau užmiršti žodį blogai. Galbūt prisinkime žodį, o kągi galim geriau padaryti, kad mūsų Rokiškis būtų gražesnis, kad būtų ir darbo daugiau, ir linksmybių daugiau, ir galėtumėm džiaugtis gyvenimu savo krašte. Sėkmės, susitikime šventėje.